Ir ko tik apie save nepripasakojo 17-metis Lukas, kai jis pirmą kartą pasirodė X Faktoriaus atrankose. Sakė jis, kad negali pakęsti kritikos, kad akimirksniu gali užsiplėksti kaip degtukas. Tai karšta koštis buvo tikrai muštukas, randai likę nakių viskas. Šis Prienų mušeikas žadėjo net į atlapus kibti, jei teisėjų komentarai pasirodys per kandus. Jeigu ant manęs pradėjo žmogus rėkti, būsime pakeltų toną ant manęs šnekėti, ten, kad bus, tai bus, tada jau viskas. Aš duosiu dvigubai atgal. Tačiau muštynių nesulaukėme. Jų ir neprireikė, nes Lukas teisėjus nukautavo savo neįtikėtinai žemų balsu. Nu matai, išlindai iš savo kaimą ir šią tau šlovė. Aš dievažybė, aš pavydėčiau tau to žemą balsą, tikrai norėčiau tokį turėti. Kodėl aš tave regiu dainuojantį tavo sudurių pilnų balsų, kokį ten Nelvė Preslio dainas ir... Nežinau, tu man patikai. Neturi taip ir tu keliauji į kitą etapą. Nefilmuokit iš nenos. Ir štai, įveikęs konkurentus Lukas tik per vieną žingsnį nuo X Faktoriaus finalų. Ar šiam prieniškiui pavyks atsisėsti į laimingąją kėdę? Ar padės jam žemas balsas ir šį kartą? Kovingai nusteigęs, taip. Jeigu aš tiek nuėjau, aš ir toliau bandysiu, kiek tik galiu. Klausom tavęs. TV on 315 channels of nothing but bad news. Oh, well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. So, baby, why don't we just dance? Gonna look like much, but when the lights go down and we move the couch, it's gonna be more than enough. Or our two left feet, or our two hearts beating, nobody's gonna see us go crazy. So baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, bouncing on the wall, floating on air, baby. Why don't we just dance? Why don't you go put your best dress on? Those high heel shoes you love to lose as soon as the tunes comes on. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just dance down the hall, maybe straight up the stairs, baby? Why don't we just dance? Ei, bičiuli, tu dar čia? Spausk prenumeruoti ir visus naujausius X Faktoriaus video pažiūrėsi pirmas. O taip pat visas naujienas rasi žinių ir pramogų portale tv3.lt.